Nu ką, 23 kelionė prasideda, pirmas ženklas geras, mašina užsivedė. Užsivedė, čia va, sniego nedaug, bet šiaip vėsoka tokia, kiek čia minus 15. Pilnatis šviečia, eglutė šviečia. Va, važiuosim į pietus, kur nėra sniego. Ar šalta? Pietas gal jau nebėra. Ne? Jūrik, tai reikėjo čia filmuoti. Eimantas nefilmuoja, Vilantas filmuoja. Taip, ašai. Šaunuolis. Niekar atvažiavo degalynas. O čia radė grožė. Galima pačiam. Ir va taip, vieną žvarbų žiemos rytą pajudėjome į pietus. Tačiau iš Lietuvos išvažiuoti nebuvo taip lengva. Už Kauno mus pasitiko pūga, kuri vėliau perėjo į lijundrą. Važiuojam iš Lietuvos šitokiu oru. Matas turėtų nesimatyti nei kiek, jo tamsus vaizdas. Labai gerai, ne tai va žodžiu. O. Paskutinis sustojimas Lietuvoje. O ko čia stovi taip už kampo? Moteris filmuok. Moteris filmuok? Moteris pasiruošia irgi važiuoti. Žiūrėjom, dabar kiti lietuviški orai. Nežinau, girdėsis. Minus 7 važiuoja. O, čila jau minus 7 ir lijundra dabar eina. Tai labai smagu važiuoti, nes langas šala ir valytuvai jau praeidė prieš šaltą. Tai mums tai nieko, bet tai kad priekį vis pasigaunam kokį važiuoti 50. Šis burgeris važiuoja priekį, tai negalim greit važiuoti. Reikia taip. Remontas. Nepurškė, nevalo, bet nieko, važiavom, biškį matėm. Pasaka. O, vis tiek nepurškė. Kaip žinot, kad mes esam Lenkijoje, o čia jau pirmas sustojimas. 100 pinigų, žiūrėk. Oho, bėga dar. Nu, mes jau čia Lomžai sustoja, jau sniego dar yra, bet jau nebešalta, ne? Atkask. Langą nugrandai. Pietus. Ir jau galima lauke stovėti va be striukės, kurtkės. Kaip sakyt, Kas be kurtkės stovi? Tai jis ten dar ir sušalęs. Pas juos mašinai gal nešildo. Ai, nu. Mes čia užsisakėm nacionalinio lenkiško patiekalo. Likusį dalį Lenkijos pervažiavom daugmaž be nuotykių. Čia vakarop pasirodė Karpatų kalnai. Ar tai buvo ženklas, kad artėja Slovakija. O taip pat Karpatų kalnai tai istorinė riba tarp Lietuvos Lenkijos valstybės bei Vengrijos karalystės. Istorinė Vengrijos karalystė apėmė daug didesnę teritoriją nei dabartinė Vengrija. Visa Slovakija, šiaurinė Kroatija, Serbija bei Transilvanija, kuri dabar priklauso Rumunijai. Jos dalys išdalintos po Pirmo pasaulinio karo. Taigi sekančias 4 dienas mūsų maršrutas vingiavo per istorinę Vengriją. O pradėjome nuo Slovakijos, kuri seniau buvo žinoma kaip kalnuotoji arba aukštutinė Vengrija. Ši jauna šalis, pasivadinus slavų vardu, visgi išlaikė vengrišką dvigubą kryžių savo vėliavoje. Va, važiuojam tuneliu čia iš Lenkijos link Slovakijos, per kalnus. Šiandien matas visą Lenkiją pervažiavo. Mes dar vis Lenkijai? Mes dar Lenkijai. Labai saulė šviečia. Štai pasirašiau. O, 100. 100? Nieko nematau. Kiek geri keliai Slovakijoje. Nu, važiavom, sustojom. Aišku, vėjas pradėjo pūst, kai pradėjau šnekėt.
jau kaip ir temsta, nes čia vėl anksti temsta labai. A ne? Eimantas sakė nebevažiuot. Kaip tu svarbu? Tai čia sustojam, kur mes buvom 9 metais liktai Slovakijai, čia šitam miestelį kempinge sustoja. Sú veci jasný, je neľahké vyznať sa v nich. Tých tajomstiev pár, čo v sebe máš, mení ti tvár. Sú roky a dní, len zo pár chvíľ zasvieti v nich. Tých pár jasných chvíľ ťa presvedčí, aby si žil. Tak vzlietni so mnou tam, kam vietor odveje nás, kde žiadne zvedavé oko nás nemôže nájsť. Buď len so mnou a zmier svetlo s tvou. Do výšok leď a skús objať svet. Buď len so mnou a zmier svetlo s tvou. Do výšok leď a skús objať svet. Sú vety a v nich. O ką dabar važiuosim toliau dar per kalnus į pietus čia palei šitą Vaho upę. Tada dar porą valandų pavažiavome per kalnuotąją Slovakiją, jau sutemus. Buvo ir tiršto rūko, ir kalnų vingių, ir baisių įvažiavimų į autostradas, bet nakvynės vietą pasiekėme sėkmingai. Mūsų chata. Sėdi. Žmonės. Antras aukštas. Stalas. Pečius. Lova. Stalas ir visi. Atėjom į alaus barą, arba, kaip sakant, gamyklą. Aš ten mėgoju, o reikia gal nueiti pafilmuoti. Taigi, įsijungiam radiją, reikia pafilmuoti. Čia net nežinos visi, ar rytas ar vakaras, nes dar tamsu. Čia dar atsidaryti langą galima. O. Au. Labas rytas. O taip, pirmąją naktį praleidome pačiame Banskos Števnico senamiesčio viduryje. Nors iš vakaro prisiparkuoti nebuvo lengva. Iš ryto papusryčiavus užteko paėjėti porą žingsnių ir mes jau sidabro šachtose. Kaip jau matai, papasakoju, ką mes dabar veiksime, eisim nelegaliai.
Ne, jokom. Vylas rankos patraukia. Nu, einam į sidabro šachtą. Lendam į šachtą. Gal ir nebuvo, bet pigiau iškasti žemesnį negu aukštesnį. O. Labai prastai matosi. Čia sidabro šachtą? Jo. O galima pasimti akmenų? Pagavo? Kažką atėjo pasistatė. Biški luktelki tenai priekį. Ten mus prigavo. Ne, laukia, žiūrėk. Nelaukia eiti. Lankom čia Slovakijoje senas sidabro kasyklas. Ir va čia tokis mažas tuneliukas leidžia dar biškai pasivaikščioti. Čia po to pačiu kalnu, po kuriuo miegojom mes. Ant kurio miegojom. O, kasyklas. Ten jau šachtiorai vaikšto su mėlynam striukiam. Čia sakė čiū. Tai rado kas sidabro. Oi. Tai radot sidabro? Dar ne? Čia. O, no. Sidabro pilnas. Pilnas sidabro? Kiek ten rinkoje parduosi dabar? Geriau negu šitie, kur radai dinozaurų. Geriau negu Santoras. Labai lengvai. Šiauri, kas čia var aplinka ir kaip čia matysis. Mes jau išėjom, Vilmant. Jau čia? Jau baigėsi. Reikia vėl. Euras už pastumdymą vežimėlio, nuo gyvatės. Nieko nesimato, bet gerai. Baisiu nenorės. Stum, gerai viskas. Mažai košės valgiau. Nu, mažokai, šiaip reikės antrų pusryčių tikrai. Šiaip smagiai atrodo visai. Šis miestas kalnakasyba garsėja jau nuo neatmenamų laikų. O paskutinį 1000-metį jis turtino Vengrijos karalių iždą. Miestas įsikūręs seniai užgesusio ugnikalnio krateryje. Po žeme gausu sidabro ir kitų vertingų metalų. Senoji pilis miestą saugojo nuo mongolų, o naujoji nuo turkų puldinėjimų. Čia 9 ryto reikia eit miegučio, man atrodo, pagal muziką. Čia mes vis dar iš tų šachtų išėję tik tai. O miegojom va čia. Va, miegojom kur. Raudonas durys ten virš. Miestas taip pat žinomas dėl pirmosios pasaulyje inžinerinės aukštosios mokyklos bei labai dailios miškininkų mokyklos su senu parku. Va, Slovakijai pamatėm sekvojų. Ir mokykla graži miškininkų. Ir Armandui aš nuotrauką gadinu tikriausiai. Čia specialiai pagoji? Nors oras ir buvo žiemiškai žvarbus ir ūkanotas, mes maloniai pasivaikščiojome senomis gatvelėmis.
Galiausiai apsiprekinę slovakiškame supermarkete pajudėjome toliau į pietus, jau žemyn nuo Karpatų kalnų į Vengrijos lygumas. Ai, kelias suprastėjo vėl. Geltono linija, ble. Šviesoforas, o čia bus dabar, atvažiavom. -1 sekundė. Ar tai? Ta prasme. Ir mirksi, va. Filmuot reikia, aiškiai, slovakiškus kaimus. Kaip pravažiavimas. Aha, gerai šis. Staigus posūkis į kairę. Gražiai važiuojam, reikia vėl pafilmuoti. Tai čia po kairė Dunojus. Iš pradžių buvo planuota, kad iš Bansko Šternecos pasuksime į vakarus ir pirmiausia aplankysime Slovakijos sostinę Bratislavą. Tačiau orų prognozė rodė smarkės liūtis ateinančias iš vakarų ir jeigu mes pasuktume pradžiai į Budapeštą, mes jų daugmaž išvengtume. Tad pasukome tiesiai į pietus į Vengrijos sostinę Budapeštą. Kažkur Dunojus čia. Dunojus gal, turi? Va, Eimantas vairuoja Vengrijoje. Šitas girtas vairuoja Ten, Vengrijoje. tai neaiškas ten važiuoja, stabdavo. Vai vingiuoja kažkas tas staiga. Intensyvėjantis eismas rodė, kad įvažiuojame į 2 milijonus gyventojų turintį didmiestį. Kaip galima nuspėti iš pavadinimo, Budapeštas anksčiau buvo 2 skirtingi miestai – Buda ir Peštas, atskirti Dunojaus upės. Savo pažintį su Vengrijos sostinė pradėjome nuo kalvotosios Budos. Tai istorinė Vengrijos karalystės sostinė, su karalių rūmais, kuriuose, beje, gimė ir užaugo karalienė Jadvyga, bei karaliavo ne vienas lietuvaitis Jogailaitis. Iš čia taip pat atsiveria gražūs vaizdai į Pešto pusę. Karalių rūmai ir tiltas, kuris dabar remontuojamas truputį. Budapešto čia seniausias, su liūtais. Ne, tu žiūrėk, grįžtau. Tu tai nuvarė, žiūrėk. Su bandelė. Na kaip sutaupėt eurą tą? Kavos išeina. Eurą sutaupė. Lypam už kalną, va čia prie karalių rūmų. Ir, o ten apačioj euras. Labai gerai. Bet čia dar taip, žinai, dar reikia dar tos turėtų surasti šitą vietoj. Kavos nereikia, va. Budapešto panorama. Saukas jau prisižaidė. Nu, va, kaip gerai. Tipo 9 šilumos. Negaliu patikėti. Nemanai, vaikit ką jūs.
Kaip jums tas Budapeštas? Gražus. Būda ir Peštas. Mes dabar tik tai būdai. Tai Pešte nebuvom. Bet matėm tą Matėm miškai. iš Daugiau Būdos matėm Pešto. Pešto negu Būdos. Tai va Būda ten, ai, nesimato dar. Galit paklausti jų, kaip jiem. Kaip jums Budapeštas? Budapeštas gražus didelis miestas, labai panašus į Vilnių. Nei šalta, nei karšta. Tik didesnis. Bet taip susisukę, kad nei šalta, tai nežinau čia. Užtat ir nešalta. Nešalta. Turi pilį gražiai. Eglutė ar gražesnė negu Kauno? Negu Vilnius. Na kaip čia pasakė. Eglutė? Kauna Natūrali. gražesnė. Kupiškio dar gražiai. Žiūrėsim butuką. Dar nevažiavau užtiliu. Ui, tačiau šis zakryvajus. O. Figelėm, lėm. Nu, aš veidrodį matau. Kiek čia turiu aukštų? Ai. 5 lipt reikės vieną. Mhm. Gyvenam panašiai kaip mes Vilniui. Nelegaliam būti. Kažkaip tai. Nu. Jezus. Ir užstrigo 5 aukšte. Man net augalijos yra pas mus kada. Nu ką, Vilmantas valgo guliašą. Nefokusuoja čia Vilmantui. O visi kiti... Man atrodo, man reikės kamerą nusivalyti, nes čia kažko viskas aprūkė. Fazanus valgom. O jie čia fazanus valgo, dabar laisto, dar plaistys va. Mirkytas bus fazanas. Nu va. Žodžiu, mes čia patys save išvijom iš savo nuomoto buto, kadangi... Kada ten valo. Niekas nežiūri iš tų svečių, negi jis ten pasakė. Aš dabar kramtančius filmuosiu. Prie durų mes net nebeišeisime iš jų. Tai va, mes čia užsisakėm brangiausią ir geriausią vyną iš visos restorano. Gal brangiausia, tai dar kažkaip. Viena iš brangesnių. Ir klausomės gyvos muzikos, va, kaip mes čia gerai gyvenam. Nes tos kabinės aviniautai buvo 9-8 metų. Nu tai prie tos liūdnos muzikos, kaip jums patiko valgis? Tuščia. Išlaižyta. Vynas. Tik baziliko lapelis. Sotu. Ai, čia reikia parodyti, kas liko. Tik kas liko. Very spicy. Man dar blynų nebuvo. Nu, Armandas susisakė dainą. Atėjo į galvą, taip staigiai. Nu, Prispaudė, o nesakyti. Galvau nematyti. nefilmavau. Man matosi ir ta ir pilies bažnyčia, ir parlamentas. Va. Didžiausia, romantiškiausia vieta. Kas nepatenkintas? Nieko, viskas gerai, jūs turėsit liuksą. Liuks? Pas niekas neprieštaravo. Nu. Prašom, imkite, aš dar net neverskėliu. Tai mes jau ten nuėjom. Gerai bus. Nu, kaip atsiliepimą apie šitą butą? Kol kas gerai, aš vis dar vietoj sėdžiu. Geriau negu gatvėje. Geriau negu gatvėje? Daug stiklų. Nu, ne, dievą medin. Namai. Nauji namai. Gatvytė. Budapešto senamiestis. Matai tą Ir- parlamentą? Ir mūsų chata. Atsiprašau. Suvedinau kadrą. Virtuvė. Lukso apartamentai. Kur kažkaip tai dvigulės lovas ir romantiškai. Pusė spinta užrakinta. Užrakinta kažkas ten yra. Chatytė, Xbox ir telikai. Virtuvytės. Kola geria. Stalas. Ir
Sekančią dieną mes dar pasilikome Budapešte, šį kartą apžiūrėti Pešto pusės. Bet rytą teko pradėti su specialiaja mašinų perstatymo operacija. Nu, rytiniai pasivažinėjimai perstatant mašinas. Sakoma, už 2 tiltų, tai reikės eiti ir eiti dabar iki namų. Radat, šauoliai. Eina savo. Nu, va, išsikraustam iš fancy buto. Man tas smaugėsi. Eisim dabar čia į dešinę. Gerai. Važiuosim iki mašinos pasidėti daiktus. Pirma stotelė. Planas geras. Kad atsidaryti reikia. Kaip važiuojam, stelt reguliku. Nu, toks pat naujas kaip trolinis. Mes šiek greičiau judam negu ryte. Iš šono žiūrint, atrodo, šiandien tramvajai tik lėtų. Čia dar vaizdą parodė. Šneka, kad tipo geltonas, žalias, zonas kiemusiais yra tai smagu. Visas Vilnius moka pas. Nu, pas mus tai ne, man atrodo, privati aikštelė Žirmūnuose. Jau reikia krausti, nesiuošti. Tai kad labai trumpai metro buvo. Nu, gali išjungti. A čia aibiniai dar. Nu, keliaujam per lietų dėje. Aš tai kaip peskimas einu. Nu, man tas tai žiemai pasiruošęs. Ir ten eina su skėčiais. Ilius. Važiuoja Hebra visi. Atsiprašau, aš dabar reportažą darau. Lipsim. Nu, atvažiavom į Peštą jau. Būda matos, kad toj pusėje čia kažkur mūsų namai turėtų būti. Eismo labai daug. Su skėčiais. O čia labai gražus parlamentas bent jau iš tos pusės. Va. Parlamento rūmai. Tiltas ir Dunojus. Oi, ta Danubė. Tai va, atvažiavom čia jau į Peštą prie to Seimo vengrų. Graži visa aikštė tokia, spūdinga. O labiausiai man patinka liūtukai prie įėjimo. Va. Oho. Aš esu gyvenimas, tikėjimas ir... Oi, atsiprašau, kelias, gyvenimas ir tikėjimas. Ir vis tiek sumaišiau, bet nesvarbu. Bet, nu, tie patys žodžiai tik tai... Čia man to mėgstamiausias pastas. Griauti reikia. Nice, įėjimas va. Gal bitutės tokios? Šitaip valgiau, kad net pamiršau nufilmuot, kad mes čia kažkur atėjom.
Bet čia mes į Budapeštę valgėm torčiukus ir gėrėm kavą. Muziejai tokia, nu jo. Apvarvėjęs Vilmantas. Aha. Lašą nunešė. Čia nemokamas turas po sinagogos kiemus. Nemokama. Na, Nu jo, mes nemokama. no, ko čia nepamatysi, kad ten pamatysi? Nieko. Ne, tai vis tiek. Pamatysi, kaip pat gražilė, irgi tavo kito mūsų bažnyčios. A, Čia naujas metro, giliai. Oi, gilin. Slėpiamės nuo lietaus. Kai matai? Tubelių. Čia taip kvepia tos tubelės čia. Na čia vengriški, nu ne tik vengriški, aplinkui visi šitie gaminasi. Mhm. Dėksi kaip Vilniui. Tai šitaip reikia. Nepasieksi čia. Kažkas bilda, bet nežinau kur. Ai va. O, jo. Ai, ne, jis anoj pusėj. O. Greiti čia labai. Mes čia visą, tai yra priekį paėmė, noriu sakyti galiorką, bet priekis. Pavyzdingi studentai. Nu, vaizdai nelabai vaizdingi. Įdomu, bus greit stotelė, ar man nebefilmuoti jau. Bet dar veidas visus čia. Vytautai jau viskas užpurtė. Taigi maudytis važiuojam? O tai kur stotelė? Ai va. Parašiutinė. atsiranda. Tai gal tas filmo tai buvai. Atėjom prie tūkstantmečio paminklo. Čia yra muziejus ir Armandas pašoniai. Ir važiavam dar metro. O vėl hop-in hop-off važiuoja. Ten nacionalinis muziejus.
Na kaip, čia tas vanduo? Šiltas, labai Viską gerai. garuoja čia, ne? Puikiai. Dėl to sakau, įdomiau žiemą važiuoti negu vasaras tokiam sėdėt vandenį. Tai aišku. Eik, savo. Iki galo, ne? Sakėm, kol pikas nuvažiuos biškai. Kol pikas nuvažiuos. Geras. Bet kaip iš čia Jie mums toliau nelabai praleido praeit, čia vienintelis šeimas. ten du žmogus šeima. Ten yra moterų. Jūs namišėtumėte? Kaip mus dar. Nu, dar Tai va, Budapeštas, reikia. Labai gerai. Jie biškai O tai reikia į tą upę varyt. Ja. Tai gerai, ui. Nu. Ui. Oho. Ui. Ai. Ui. Gerai už tai. Žemės gelmių šildomi požeminiai vandenys glūdi po visa Vengrijos lyguma, supama pakankamai jaunų Karpatų kalnų. Juk užtenka padaryti gręžinį ir jau turi nemokamą šiltą vandenį. Dėl to tokios geoterminės maudyklos yra labai populiarios visoje Vengrijoje ir aplinkinėse teritorijose. Su maudynėmis ir baigėsi mūsų pažintis su Budapeštu. Tada dar porą valandų pavažiavome per lietų ir apsistojome kažkokiam kaimelį netoli Austrijos ir Slovakijos sienų. Grįžom virš balkono ir mini chata. Niekas. Du aukštai, aukštai ir žemai. Nu šį kartą ne taip prabangiai. Nu va, jau ten persikraustė. Šįkart nedaug bus filmuot, nes va, visas apartamentas matosi iš tos vietos. Ten va eglė yra.
Sekančią dieną prabudę vengriškam kaime su žydinčiom vyšniom išsiruošėme apžiūrėti Slovakijos sostinės Bratislavos, iki kurios čia buvo vos pusvalandukas pavažiuoti. Nu, atvažiavome į Bratislavą, rodė, kad šiandien jau nelis, bet lieda baisiau negu vakar Budapešte. Visi šypsosi, va, gerai. Tai eisim pažiūrėti čia tos Slovakų sostinės, anai pusė upės. Bratislava. Ir vėl Dunojus. Oras nekoks, bet nesninga ir nešalta. Ateina Vilmantas su kompanija Bratislavai. Patenkintais veidais visi. Aš filmuoju, man dėl to reikia. Čia toks trumpas vaizdas. Bratislava vis dar. Matas skundžiasi dėl fotoaparato. Na, kaip jums ta Bratislava? Gerai, normaliai viskas, nebaisiai. Nebaisiai sugadina. Oras liuks. Oras liuks. O miestas? Liuks. Taip pačiai kaip oras? Taip, būtent. Armandas susikaupęs net primerkęs. Ką ten pamatei? Pažiūrėk viršun, Oho. Kaip jums tas miestas? Šlapias, lietingas, bet kaip Vilnius. Pilies gatvė, Barbakano kalnas. Oi, Barbakanas. Spalva. Net nekilnojimo turto dalinimas. Dalai? Ten tikrai irgi net. Bratislava. Panašiai kaip Vilnius. Gatvytės ir sakė bokštai. Daug kas galvoja, kad Bratislava yra visai nauja sostinė. Tik nuo 1993 metų, kai Slovakija atsiskyrė nuo Čekoslovakijos. Tačiau šis miestas jau daug amžių buvęs Vengrijos vartais į vakarus. O kai Budapeštą 16 amžiuje užėmė turkai, Bratislava visus 200 metų buvo laikinąja Vengrijos karalystės sostinė. Iki Pirmojo pasaulinio karo Bratislava buvo žinoma kaip Presburgas arba Požonis. O dar seniau čia prie dabartinės Bratislavos pasibaigdavo gintaro kelias. Baltai čia veždavo gintarą romėnams, o juk Dunojumi ėjo tuo metu Romos imperijos siena. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu.
keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže, zelená. Taigi toks jau buvo šlapės užsukimas į istorinę Vengrijos bei dabartinę Slovakijos sostinę. Toliau traukiame atgal į Vengriją, bet tolimesnius nuotykius jau matysite kitoje serijoje. Tomu já se vám plně přiznávám. Já se přiznávám.